Reiks gal kada.
Viliau. Veik mane. Veik mane. Ką?
Jo, bet jau nekomentuoju padėsiu. Ne, kaip čia pasakė, tai išsimesnė taip. Jo. Turim per tarp eilinis. Tuoj yra statistika. Sausas kaukas, ne? Imkis iniciatyvos, žinai. Normaliai, čia gauna. Jo. Mažokiai gaunama, ne? Pakomentuosiu šiek tiek. Sveiki visi, kas įsijungė transliaciją. Antras kėlinukas prasidėjo. Girdžius dabar labai netaikliai meta iš 3 taškų zonos. Kamuolys net neličia lanko. Rezultatas 19-37 priekyje Kings. Išsaugo kamuolį. Wolvesai. Vidutinės distancinė taikliau, tačiau atkovoja kamuolį ir pelno iš po krepšio Davidas. Šiek tiek dabar pasimetę Kingsai. Prarado kamuolius. Ir Wolvesai pelnė 4 taškus kėlė. Arnas Vasiliauskas 3 taškai. 21-40. Girdžius su kamuoliu. Davidas iš 3 taškų zonos, šį kartą netaikliai. Atkovoja kamuolį. Netikslus perdavimas po krepšiu, tačiau Wolvesam nepavyksta perimti kamuolio. Ataką pradės Kingsai. Galinės linijos. Puikus derinys. Puikus pertas kamuolys. Ir lengvinių taškai, kurie galėjo taką. Dabar pasidarbuoja 40. Čia dar vienas akibrokštas Wolvesų komandoje. Užsimetant kamuolį iš galinės linijos, peržengia. Ir pažeidžia taisyklės. Wolvesai, Kingsai su kamuoliu. Minutės pertraukėlė, jeigu neklystu, taip ir yra, minutės pertraukėlė. 21:45. Sužaidus 2 minutės ir 20 sekundžių antrajame kėlinuke. Priekyje Kings, Lyno Kings. Eduardo, sutinku, nes ir pats, kai žiūriu, įdomu pažiūrėti pakartojimus ir panašiai, bet rezultato nematyt kuris kėlinukas, kiek laiko nematyt, tai su komentavimu sutinku. Bandysim gal su laiku
pakomentuoti varžybas dažniau. Kągi, po minutės pertraukėlės grįžtam į aikštelę. Kings komanda dabar su kamuoliu iš galinės linijos. Vasiliauskas išvedinės į jį. Pradėsim tai baigti šį ataką. Ernas po krepšių, realiai. Bauda. Dabar reikia pamatyti teisėjo gestą, ar tai buvo... O, tai buvo nesportinė pražanga. Nesportinė pražanga, 2 baudos metimai ir kamuolys išliks Kings komandos rankose. Deividas Paukščius. Prie baudo metimo linijos. Paprastai gerai metantis baudas, šį kartą pirmą prameta. Antroji taiklesnė. Ir su kamuoliu dabar nuo vidurio linijos. Tiksliau šoninės linijos. Pradės Kingsai. Septintasis numeris su kamuoliu. Išgirdžiu ir bandys žaisti 1-1. Taip, atžaidžia jį ir prasiveržia sėkmingai ketvirčių, tačiau pataikyti nepavyksta. Bet ne be gynėjo pražangos. 2 baudos metimai. Pirmasis taiklus. Antras šilpas. Keitimas dabar Kings komandoje. Aikštelę grįžta 19 numeris. Taip pat keitimą ruošia ir Vulsai. Girdžiu su kamuoliu. Prasiveržimas. Ties centru. Pražanga. Tai yra 2 baudos metimai. Metimo metu pražanga buvo skirta. Keitimas Vulfs komandoje. Aikštelėje. Dabar 7 numeris leidžia pailsėti Deividui. Šiandien teisėjauja Vaidas ir Arūnas. Pirmas metimas taiklus. 22-48. Priekyje meta Kingsai. Antrasis netaiklus, Deividas atkovoja kamuolį. Ir Maziliauskas jau perina į varžovų aikštės pusę. Vėl prasiveržimas ir vėl pražanga. Na, gana lengvai skaldo Vulfs gynybą. Vėl 2 baudos metimai. Nepataiko pirmo metimo. Antrajame kėlinukė sužaistos 3 minutės, 20:49. Jau solidžiai taškų persvara priekyje Kingsai. Dabar perima Vulfsai kamuolį. Ir Girdžiu skuba į priekį. Prasiveržimas. Puikiai. 2 taškai iš po krepšio. Užribis. Kamuolys išlieka Kings komandos rankose. Perima kamuolį Vulfsai vėl. Toks kamuolys. Panašu į žingsnis, bet teisėjas žingsnį nefiksuoja, o čia kamuolys įstringa tarp lanko ir lentos. Ginčo situacija. Ir kamuolys atitenka Kings komandai, kadangi Vulfs pradėjo kėlinuką. Perdavimas po krepšiu netikslus, tačiau Deividas susaugo kamuolį. Į kraštą Maziliauskas, prasiveržimas. Puikiai, tačiau netiksliai. Deividas pataiso jo metimą. Vulfs komandoje nelabai kas gali prilikti Deivido šuolių ir ūgiui, tai
kovoja jau kelintą kamuolį. Viliauskas, arti perimto kamuolio, ne, pavyksta perimti vis dėlto. Ir Kingsui jau skuba į priekį. Pražanga vėl. Du baudos metimus. Dabar šiek tiek teisėjai neapsisprendžia, ar 2 metimai, ar vis tai pradės žaidimą nugalinės linijos, bet Arūnas vis tik indikuoja 2 pirštus, ką reiškia 2 baudos metimus. Tuo tarpu dar vienas keitimas Wolves komandoje, 10 numeris ir 20 numeriai dabar žengia į aikštelę, o sėda pailsėti antras Lindžius ir 22 Tomas. 2 metimai. Pirmas netiklus. Antras taiklesnis. Wolves kamuolis. 24-52. Priekyje Kings. Virgius imasi iniciatyvos gan dažnai. Antrajame kėlinyje toks blokas Davidas. Ir pavyks išsaugoti kamuolį taip pat. Nuostabus epizodas. Taip, Kings jau priekyje. Liauskas iš krašto. 3 taškai. Taip, kamuolys šiek tiek pasispyriojęs lieka viduje. Perdamas po krepšiu Isajevui. Labai netiklus metimas, tačiau 20-asis kovoja kamuolį. Bet jo neišsaugo ir Vasiliauskas jau skubi į priekį. Čia buvo kontaktas po krepšiu, tačiau teisėjai neskiria pražangos puolime Kings komandai. Čia perdavimas staigus. Ir taip pat staigus metimas, tačiau 20-asis numeris nepataiko šį kartą toli. Tikslus perdavimas. Jei viduje tiesiog pavyksta išsaugoti kamuolį. Kings, taikus, veikas ir gražus užbaigimas po krepšio. 45-asis pelno taškus. Ir iš toli, netikėtai, netaikliai. Wolves atkovoja kamuolį, tačiau numėna ant šoninės linijos. Kings bus su kamuoliu. Turime keitimą, abi komandos keičia žaidėjus. Iki ilgosios pertraukos lieka 4 minutės ir 20 sekundžių. 24-59 prieki Kings. Kings su kamuoliu, o Wolvesai čia bandys paspausti nugalinėse. Labai lengvai perėmė į priekį Kingsai. Perdavimas netiklus, nuo pačiam jau reikėjo mesti iš po krepšio 19 numerį, o Wolvesai skuba į priekį ir taip panašu į nesportinę pražangą. Taip ir yra. Arūnas skiria nesportinę pražangą, indikuoja ją aiškiai. Tai yra 2 baudos metimai ir su kamuoliu liks Wolvesai. Ziggy atliks dabar 2 baudos metimus, kadangi pasižengta prieš jį. Žiūrėsim, kaip jam seksis mesti 2 baudos metimus. Pirmasis netiklus. Antrasis taiklus. Wolves su kamuoliu nuo šoninės linijos. Per vidurį.
Ziggy su kamuoliu, perdamas kairiau. O, perima dabar labai jau neatsargiai žaidė su kamuoliu Vulfs komanda. Tačiau kažkokiu būdu pavyktų jiems išsaugot kamuolį. Vytautas pradės ataką šį kartą. Vėl staigus metimas iš toli. Taigus, kas atkovos kamuolį. Kings griebia kamuolį. Puikus perdavimas po krepšiu ir lengvi būtas štai penktasis numeris. Žymi dar kartą iš po krepšio. Tomas dabar pradės pozicinę Vulfs ataką. Davidas iš toli. Ne. Pasuoja ir kerta. Puikiai sužaidžia šį kartą Davidas ir Vulfs komanda. Išprovokuoja. Gynėjo pražangą. O pasiekoje bus 2 baudos metimai. Tuo tarpu Kanas Bobelė pasirodo aikštelėje, leidžia pailsėti Liauskui. Jeigu pavardės maišau, tai neužpykit. Nepasiruošiu šį kartą nei sąrašo, nei nieko, bet ką atsimenu, kuriuo žaidėjas mažiau žinau. Pirmasis baudos metimas Davido taiklus. Antrasis netaiklus, Kings su kamuoliu. 26-61 priekyje Lino Kings. Dabar vėl labai lengvai sudrasko gynybą ir labai greitai perina į varžovų pusę Kingsai ir eiliniai 2 baudos metimai. Labai daug stabdymo šiame kėlinuke. Labai daug pražangų, nors nesisekė gynyboje sustabdyti Kings žaidėjų. Bene kiekvieną ataką. Pražanga. Pirmas netaiklus. Lieka žaisti 3 minutės ir 30 sekundžių iki ilgosios pertraukos. Vulfsai jau turi komandinę pražangą, atkovotas kamuolys, 26 numeris. Puikiai, puolime kovojo kamuolį po netaiklaus antrojo metimo ir išprovokuoja dar vieną pražangą, eilinę pražangą. Keitimas Vulfs komandoje, antrasis numeris pasirodys aikštėje, leidžia pailsėti Tomui. Du baudos metimas. Per anksti. Išmetęs kamuolį įbėgo į priekį dabar Kings žaidėjas. Ir teisėjai stabdo žaidimą. Vulfs su kamuoliu. Vytautas pradės ataką. Perdamas į centrą. Ir vėl perimtas kamuolys. Labai jau lengvai apsigina Kingsai. O čia puikus pavyzdinis gynybinis epizodas. Girdžius puikiai gynyboje ir from the coast to the coast. Dar per žemas gestą parodo Girdžius. Puikiai dabar. Vėl atrodas kamuolys. Per lengvai, tiesiog neatsipūrė žmonių Vulfsai. Šiandien ką nori, tą daro Kings po krepšiu. Ziggy, kairiau. Dešinę perdamas Davidui. Davidas prasiveržė lengvai iš vidutinės distancijos, pusiau flauteris, bet išėjo puikiai. 2,5 minutės lieka žaisti iki antro kėlinuko pabaigos, prasiveržimas. Dabar įbėga savo svorio penktasis numeris. Ir pelno 2 taškus, tačiau nebe pasiekmių. Tai prisisėjame šiek tiek. Sutrenkė šiek tiek. Tikėkimės viskas bus gerai jam. Keitimo neprireiks. Keitimas vyksta Vulfs komandoje. 2 žaidėjai pasiruošė įeit. Ne, Davidas lieka aikštelėje, tai Davidui viskas gerai. Sėda pailsėti Girdžius ir 20 numeris.
Aikštelėje pasirodo 13 numeris, berods pirmą kartą šios dienos varžybose, Wolves komandoje, pasakykime sektis. Davidas pradės pozicinę Wolves ataką. 3 taškų zonų, staigus metimas, netaiklus. Puikiai atkovoja kamuolį. Ką tik pasirodęs aikštelėje 13 numeris. Vėl Davidas antrų bandymų, netiksliai vėl, bet pats atkovoja kamuolį. Puikiai dabar kovoja Davidas. Šaunuolis nepasiduoda. Pražanga. Ne, metimo metu indikuoja Arūnas. Tai yra 4 Kings komandinė pražanga, kuri nesuteiks dar 2 baudos metimų. Wolves pradės ataką iš šoninės linijos. 2 minutės lieka antrajame kėlimake. 30-65, net 35 taškų skirtumo priekyje Kings. Davidas labai lengvai iš savo flauterius, iš vidutinės distancijos, vėl metimas taiklus. Gerai, pala Davidas. Davidas bando apsigėti prieš Kings. Prasiveržimas netikslu. Vėl atkovoja kamuolį. 26 Kings komandos numeris, tačiau pelnyti taškų antrojų bandymų nepavyksta. O Wolvesai tuo tarpu prameta labai iš dėkingos padėties. Vėl prasiveržimas. Šį kartą ne taip gerai. Toks chaosėlis aikštelėje, tačiau Wolves jau organizuoja savo ataką. Kairiau Zygiai nesiryžta atakuoti iš 3 taškų zonos. Šį kartą bando. Iš toli 3 taškai. Zygiai. Lieka žaisti 1 minutę. 35-65. Priekyje Kings lyno Kings. Ranas dabar su kamuoliu iš toli, pamandys taip pat laimę. 3 taškai. Puikus metimas. Ne pats lengviausias, tačiau taikliai. Šį kartą Pranas. Zygiai. Seneliai iš abiejų pusių. Perdavimas puikiai pro Kiaušiūną, vėl nepavyksta pataikyti. Labai geros padėties po priešų Wolves komandai. Ir Kings jau savo aikštelės pusėje. Veržimas puikiai, labai lengvai, dabar 7 numeris pelno 2 taškus iš pakrepšio. Ir tai jau bus paskutinė, ko gero, ataka. Šiame kėlimake lieka žaisti 12 sekundžių. Ką gali sugalvoti Wolvesai? 7, 6, 5. Ne, praranda kamuolį lygioj vietoj, 2 sekundės. Ar laiku pavyksta išmesti? Ne, pasirodo, kad nelaiku, tačiau ir metimas buvo netaiklus. Taigi, po 2 kėlimukų 35-70 priekyje Kings lyno Kings. Susitiksim iš karto po ilgosios pertraukos. Sveiki visi, kas liko su mumis transliacijoje, sveiki nauji prisijungę. Grįžtant į RG Recruitment krepšinio lygą, kurioje šiandien pirmose varžybose susitinka Kings lyno Kings
ir Kingslyno Wolves. Kingslyno derbis. Kažkoks toks vyksta šiandien aikštėje. Po pirmosios pusės 35-70 priekyje Kingsai. Įsimeskit kamuolį. Varžovas šiandien akivaizdžiai nėra labai panašaus lygio, dėja. Tačiau tai yra visiškai yra krepšinis, kurį mes žiūrėsime ir mėgausimės. Taigi, trečiasis kėlinukas jau prasidėjo. Su kamuoliu Wolvesai. Rimčius dabar mes į kelią ir taip, viskas okei. Su laiku viskas tvarkoja. Zygi prasiveržimas dešiniau, dabar buvo panašiai kontaktą ir nelegalią sienelę, tačiau greičiausiai užskaitylį. Zaliauskas su kamuoliu. Pakalniškis. Buvau primiršęs Pakalniškio vardą, dabar prisiminiau. Kairiau perdavimas. Vokiaškas, Pakalniškis, pražanga. Puikiai dabar pamato kertantį Pakalniškį. Atlieka perdavimą laiku ir 2 baudų metimai. Pirmoji komandinė pražanga šiame kėlinuke. Wolves komandai. Pirmasis taiklus. Na ir po šios transliacijos, jeigu turite laiko, būtinai prisijunkite antroms varžyboms. Galbūt ten šiek tiek įdomesnis mačas. Antrame mače šiandien susitinka Peterboro Sundown ir Peterboro Tauras. O tuo tarpu aikštelėje netaiklus šį kartą Davido metimas iš toli, tačiau Wolves atkovoja kamuolį, puikus perdavimas po krepšiu, Zygiui. Puikiai dabar pamato savo komandos draugą Davidas ir gana lengvi taškai iš po krepšio. 37-72 priekyje Kings. Po krepšių kertamas Zaliauskas 2 tašką. Arnas dabar labai lengvai vėl išmaudo savo gynėją ir lieka laisvas po krepšiu. Vytautas Girčius įžaidinės kamuolį pozicinėje atakoje. Kairiau, antrame numerį perdavimas. Neranda laisvo kelio po krepšiu. Perdavimas atgal Davidui. Zygiui nepasuoja, o tuo tarpu 3 sekundžių taisyklės pažeidimas. Šiek tiek užsimiegojo. Reikėjo atlikti metimą anksčiau. Komandos draugai per ilgai užsibuvo 3 sekundžių zonoje ir su kamuoliu Kings. Perdavimas kairiau, kerta. Iš 3 taškų zonos 77 numeris netaikliai. Davidas pamuša kamuolį Arnui iš kairio krašto. Arnas laisvutėlis netiksliai, tačiau pats atkovoja kamuolį ir pats gana lengvai supjausto Wolves gynybą ir pelno 2 taškus iš po krepšio. Vytautas iš toli, labai drąsiai prieš Davidą. Tai metimas netikslus. Pražanga. Vaikus kamuolį. Bandė Wolvesai perimti kamuolį. Tačiau ne be pražangos. Kamuolį Kings. Kalniškis. Nusivežimas dešinė pusė. Šioje lygoje bet kam yra sunku sustabdyti Pakalniškį. Šį kartą pražanga skiriama Rimdžiui. Ir ataką Kingsai pradės nuo galinės linijos. O perdavimas laisvam po krepšiu Pakalniškį. 2 taškai. Na dabar visiškai užmigo gynyboje Wolvesai. Perdavimas staigus į priekį, tačiau netikslus. Ir Kingsai perima laisvai kamuolį. Iš toli 45 numeris nepataiko. Tačiau Kingsai vėl atkovoja kamuolį. Dar vienas bandymas iš po krepšio, netiksliai. Arnas laisvas po krepšio iš 3 taškų zonos. 3 taškai. 37-81 priekyje Kings. Na tiesiog triuškino savo varžovą Kingsai. Trečiajame kėlinuke sužaistos 3 minutės. Vytautas iš toli labai drąsiai. Ir dar kartą netaikliai. Atkovoja Wolves kamuolį.
Vėl prasiveržimas, Vytautas. Gražiai šiandien ir gan sėkmingai žaidžia. 2 taškai iš po krepšio. Sėkmingas prasiveržimas šį kartą. Perdamas Deividui po krepšiūną, vėl nieks negali pasiekti jo šuolio ir jo ūgio. Perdamas tikslus. Ir ore dabar Deividas bandė atlikti metimą. Nepavyko jo atlikti, bet pražanga skiriama Wolves komandai. Tuo tarpu keitimą turime abiejose komandose. Ne, tik tai Wolves dabar keičia. 2 Kings žaidėjai dabar iš jų, ką nurodinėja treneris. Tai būtų metimo linijos Deividas. Pirmasis taiklus. Antrasis taip pat stiklus. Ir su kamuoliu Wolves. 39-83. Priekyje Kingsai. Žingsnis dabar fiksuoja Arūnas, vienas iš šiandienos teisėjų. Įdomi situacija. Gan lėtai pradėjo 2 žingsniai Wolves komandos žaidėjas ir Arūnui tai nepatiko, jis fiksuoja žingsnį. Dabar su kamuoliu Kingsai. Nesitikėjo perdavimo, dabar 77 numeris iš Pakalniškio, Giedriaus Pakalniškio iš 3 taškų zonos. Vėl taiklus metimas iš toli. Kingsai kol kas suriškime atrodo šios varžybos ir dar viena klaida iš Wolves komandos pusės. Dabar sužingsniuoja 12 komandos žaidėjas numeris. Ir Giedrius padės pozicinę Kings ataką. Po krepšių vėl gana laisvai perduoda kamuolį Arnui šį kartą iš po krepšio. Dar 2 lengvi taškai. Na, Deividai. Pats bando viską užbaigti ir vėl Arūnas tik tai švilpia nešto kamuolio pažeidimą. Nesiseka šiandien Wolvesam ir tuo tarpu mes turime minutės pertraukėlę. 39-88 priekyje Kingsai. Trečiajame iki minutę liko žaisti 5 minutės ir 50 sekundžių. Grįžtame į žaidimą po minutės pertraukėlės. Su kamuoliu dabar Kings komanda ir Giedriaus rankose kamuolys poziciniai atakai. Pasiveržimas, puikiai verpstė, tačiau netikslus metimas iš po krepšio. Šiek tiek susitaikė Giedrius. Netyčinis kontaktas. Teisėjas neskiria pražangos, su kamuoliu lieka Kingsai. Pradės savo ataką nuo galinės linijos. Pažiūrėsim dabar, kokį derinį sugalvoja Kings. Taip, sienelė. Interpretacija, išbėgimas į kairę pusę. Pavyksta kamuolį laisvai atiduoti, tačiau skiriama pražanga atliekant sienelę. Ir su kamuoliu Wolves
nelegaliai dabar bando pastatyti sieną. Išsirina kamuolį. O pasiekoje Arūnas skiria pražangą puolime. Vytautas labai greitai perėmė į kitą aikštelės pusę. Perdamas Deividui. Vėl kauteris, puikus. Pats atkovoja kamuolį Deividas. Netiksliai, tačiau pražanga. Arnas šį kartą kelia ranką į viršų. 2 baudos metimai. Na, kol metame baudos metimus, noriu pristatyti lygos rėmėjus. S&D Construction Group. Taip pat lygą remia Kaimas, restoranas, lietuviškas restoranas Kaimas. N&B Solutions. Spot of Nature. Ir aišku, lygos pagrindinis rėmėjas. RG Recruitment. O tuo tarpu labai greitai Kingsai perėjo į priešininkų aikštelės pusę ir išprovokavo pražangą. 2 baudos metimai. 45 minutės metimo linijos, antras netaiklus, tačiau atkovoja kamuolį. Kingsai, šiek tiek sudvėjojo, ar veržtis po krepšiu, tačiau pamatė, kad yra laisvas kelias ir bando savo laimę 77 numeris ir išprovokuoja Wolves pražangą. Dar 2 baudos metimai. Gražiai įsiveržė. Pirmasis metimas netaiklus. 41-88 priekyje Kingsai. Įpusėjom į trečią kelinuką. Antras metimas netikslus ir kamuolį kovoja Vytautas. Su kamuolį Wolves. Nesirypta šį kartą prieš Kingsų aukštaų viskas po krepšiu. Deividas iš toli, drąsiai Kriskas. Na, šiandien Vytautas su Deividu tempia tiesiog Wolvesų komandą iš paskos Kingsam. O dabar 2 taškai. Vėl 2 taškai iš pakrepšio. Tarp Giedrius. Tuo pačiu atsako ir 13-asis Wolvesų komandos žaidėjas. Gražiai dabar, kaip greitai juda Kingsai. Vėl puolime, vėl priekyje ir vėl 2 taškai iš po krepšio. Na, Wolvesai net nespėja išsistoti gynyboje, išsirinkti žmonių. Ir Kingsai juos stipriai baudžia. Deividas dabar nusiveržimas, vėl flauteris, didinčyje netikslus metimas. Deividas kovoja kamuolį, atiduoda į Giedriui. Giedrius ramiai persivadovo. Visai ramiai. Vytai. Girdžius prasižengia. Dabar bandydamas perimti kamuolį. Keitimas tuo tarpu abiejų komandų stovyklose. Aikštelėje Wolves pasirodys 20-asis komandos žaidėjas. Na, o Kingsuose Pranas Bubelė vyksta aikštelę. Ir 5-asis numeris taip pat. Turėjęs porą sėkmingų epizodų antrajame kėlinuke. Prie baudų metimų linijos Giedrius Pakalniškis. Pirmasis metimas taiklus. Antrasis netaiklus, tačiau kamuolį atkovoja Kings. Arnas dabar nuėjo kamuolį. Atsirado dar vieną savo statistiką. Jis prieš vieną, prieš Vytautą. Taip, pavyksta suklaidinti. Lengvų žingsnelių. Sulėtina 2 žingsnį, tačiau netikrai. Na, panašu, kad šiokia tokia trauma patyrė Arnas. Gerai, o Wolves jau skuba į puolimą. Pražanga. Dabar keičia. 5-asis numeris norėjo prisižengti, kadangi Kingsai liko 4-ese. Po to, kai Arnas patyrė šiokią tokią traumą po krepšiu praeitos atakos. Eigoje, tikėkime, viskas bus gerai. Eina pats, tai yra geras ženklas. Na, palinkėkime jam sveikatos. Tikėkime, kad sugrįš šiandien.
Susėdė dabar pailsėt Arnas, o Kingsai, Wolvesai pratęs savo ataką nuo šonės linijos. Greitas perdavimas. Na, puikiai dabar blokuoja metimą. Pranas Bubelė. Ir Wolvesam nepavyksta išsaugot kamuolio savo rankose. Kingsų kamuolio. Kings pradės savo ataką, negalinės linijos. Pakalniškis su kamuoliu. Sau greitai persivaro į kitą aikštelės pusę. Žais 1-1. Staigiais judesiais suklaidina ir puikiai perduoda po krepšiu kertančiam. Dudaškai pažanga. 26 numeris dabar puikiai suvedė, kur reikia atsirast, kad Giedrius jį pamatytų ir pačiu laiku Lenas kamuolį pelno 2 taškus. Ir dar turės vieną baudos metimą. Ir vėl bando bėgti per greitai, išmetęs kamuolį ir mina liniją. Taip, kad tai yra pažeidimas, baudos metimas. Kad ir būtų įkritęs, būtų neįskaitytas. Dabar Wolves kamuolį lieka žaisti 3 minutės trečiajame kėlinuke. Iš toli, drąsiai 13 numeris, šiek tiek stiprus metimas. Skuba į priekį Kingsai ir praranda kamuolį. Toj pusėje jau Vytautas po krepšio netaikliai, 13 numeris. Man patinka jisai gan drąsiai žaidė šiandien. Toks atrodo gan jaunas ir nedrąsus žaidėjas, bet jisai labai stabiliai šiandien įsilieja į žaidimą. Danas iš toli. Neatlieka metimo, bet atlieka žingsnius. Arūnas fiksuoja žingsnių taisyklės pažeidimą. Na, galėjo atlikti geriau metimą negu pradėti kamuolį. Čia yra kaip yra. Keitimas dabar Kings komandoje. 77 numeris grįžta į aikštelę, leidžia pailsėti Giedriui Pakalniškiui ir Wolves su kamuoliu. Vytautas dabar pozicinėje atakoje. 13 numeris vėl bando prasiveržti, atmeta prie 3 taškų zonos, iš toli Vytautas 3. Okay. Pranas dabar lėtai persivaro kamuolį į priešininkų pusę, perdamas į centrą, 5 numerį. Tai buvo panašu į neteisingai pastatytą sienelę, taip ir yra. Teisėjas fiksuoja. 25 numeriui, 26 numeriui, kuris judėdamas statė sienelę ir pažeidė taisyklės. Vytautas vėl iš toli užsivedęs, dabar karštas Vytautas, tačiau šį kartą netikslus metimas. Pranas vėl panašu, kad stoja į žaidėjo poziciją kontroliuoti kamuolį. Bandymas prisivežti netiksliai ir dar vienas gana lengvai. Vaizdas, kad Wolvesai po truputį nuleidžia rankas. Man galbūt trūksta šiek tiek energijos ir jėgų jau. Giedrius su kamuoliu. Prieš vieną nesiryžta atakuoti, leiktasis numeris vėl kairiau Davidui. Sakai, lieka 1 sekundė ir labai netikslus metimas. Puikiai dabar pavyzdinė Kingsų gynyba priverčia dar kartą suklysti Wolvesus. Pranas. Priekyje. Iš 3 taškų zonos visiškai laisvas 77 numeris 3 taškai. Na tiesiog tryba Wolvesų šiandien Kingsai, 49 ir jau 100 taškų sumesta trečiojo kėlinuko pabaigoje. Štai taip. Perėdas kamuolys. Puikiai perima dabar Kingsai. Į priekį 2-3 net žaidėjai priekyje. Wolvesai visiškai nespėja grįžti į gynybą ir dar kartą baudžia Kingsai iš po krepšio praeitoje atakoje. 102, 49, lieka žaisti paskutinę minutę trečiajame kėlinuke. Davidas pasivertimas kairiau, išprovokuoja prašangą šį kartą Wolves žaidėjas. Nelabai nori sutikti su teisėjo Šilbuku 77 numeris, tačiau pražanga mano nuomonė buvo akivaizdi. Davidas aplenkė jį nedideliu žingsneliu, dabar keitimas Wolves komandoje. Zigi grįžta į aikštelę ir 7 numeris. Leidžia supūsti Vytautui Girdžiui. Davidas prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas taiklus.
Antrasis taip pat, šiek tiek pasilašinėjęs ant lanko įkrenta. 51-102 priekyje Kingsai. Lieka žaisti 45 sekundės. 3 sekundės dabar. 3 sekundžių taisyklės pažeidimas. Vienas iš teisėjų Vaidas fiksuoja taisyklių pažeidimą ir su kamuoliu Vulfsai. Laikykitėlis, skaitas su komandos. Taip! 3 taškai. Labai gražus metimas. Dabar pastebėjau, kad Pranas nespės prie jo pribėgti ir atakavo krepšį. Tas ir buvo labai geras ir teisingas sprendimas. Prasiveržimas po krepšiu ir pražanga, kuris siūs 19 numerį prie baudų metimo linijos. Du baudos metimai. Pirmas tikslus. Antrasis taip pat tikslus, lieka 20 sekundžių iki kėlinuko pabaigos. Ką dabar sugalvos Vulfsai. Deividas pažinės kamuolį. 10 sekundžių. Prasiveržimas prieš 2 žaidėjus. Gan lengvų žingsnelių, lėtai užtikrintai prasiveržė dabar patraukti. Paskutinę sekundę. Krista iš kitos aikštelės pusės. Wow! Čia tai bent. Na ir pabaiga trečio kėlinuko. 56-107 po 3 kėlinukų priekyje Kings. Grįžtame į rungtynes, kur prasidės ketvirtasis kėlinukas tarp Kings ir Kingslyno Wolves. Ir po kamuolio dabar savo ataką pradės Kingsai. Arnas prie vidurio pasiruošęs išmesti kamuolį. Jį priimti pasiruošęs Giedrius, taip ir yra. Giedrius pasimesti su kamuoliu. Pradės pozicinę ataką. Perdamas kairiau Arnui. Nesiryžta atakuoti. Atmetimas toliau. Pranas 1-1 po krepšiu. Puikiai. Išnaudoja dabar savo kūną. Aukštą kūną. Ir gavęs šiokį tokį kontaktą atlieka metimą, kuris yra labai stiklus. Taigi, prasiveržimas kairiau. Pavyksta dabar apsiginti Kingsam, kurie jau greitoje atakoje puikiai išsaugo kamuolį savo komandos draugui. 45 numeris ir 2 taškai. Direktas kamuolį, kairiau žygį ir centrą. Perdamas į dešinę, Tomas prasiveržimas pro Praną. Nepavyksta prasiveržti, tačiau akivaizdi pražanga gynyboje. Mano klubelė. Žengia ties galinę liniją. Dabar Vulfs padės. Savo ataką naudos nuo galinės linijos. Pražanga. Akivaizdi pražanga. Dabar bandė išmesti kamuolį, tačiau paskutinė nesėkmingai. Teisėjas fiksuoja teisėjų pažeidimą. Vulfsai su kamuoliu. Ne linija. Tomas. Kairiau Vytautui. Vytautas drąsiai dar kartą išrinktas sezonas netaikliai, tačiau atkovoja kamuolį žaidį. Vulfs lieka su kamuoliu, Krikštasis dabar. Numeris iš toli ir Krikštai dar kartą atkovoja Vulfsai kamuolį. Dar vienas bandymas iš toli. Na ir dar kartą netiksliai. Šį kartą jau nepavyksta atkovoti kamuolio. Ir Kingsai jau priekyje.
Giedrius. Prieš vieną. Perdavimas Davidui po krepšio. Koks puikus ir savalaikis perdavimas po krepšio. Puikiai dabar pastebė jį atsidengusi. Ir užuot atakavęs pats atiduoda jį savo komandos draugui. Po krepšio. Vytautas. Taip pat laisvas po krepšio atsidūrė laiku ir vietoje. 58-113. Sužaidus 2 minutės. Ketvirtajame kėlinuke priekė Kings. Perdavimas Arnui. Niekas nepasiekė jo. Dar vienas perdavimas po krepšiu. 2 taškai. 45-asis dabar numeris pelno 2 taškus po krepšio. Pražanga. Giedrius visiškai pripažįsta savo pražangą, iškeldamas ranką į viršų. Wolves išlieka su kamuoliu, pradės savo ataką nuo šoninės linijos, o tuo tarpu turim keitimą Wolves komandoje. Davidas grįžta į aikštelę ir Rimčius. Antrasis ir 23-asis komandų numeriai. Netikslus perdavimas, tačiau kamuolys lieka Wolvesų rankose. Nekovodamas nori prieš kamuolį Vytautas, tačiau paso negauna. Taip, kontaktas ir būda. Teisėjas dabar skiria pražangą. Kings komandos žaidėjai. Tai yra 4. jo komandinė pražanga. Nuo šiol ties 1 pražanga. Kings komandos stovykloje siūs Wolvesus prie baudų metimo linijos. Tuo tarpu Vytautas bandys žaismės prieš vieną. Giedriui nėra taip paprasta, nes toli metimas netikslus. Ir kamolio nepavyksta saugoti savo rankose arba atkomuoti Wolvesam. Kingsai pradės savo ataką. Giedrius pagrindžiu kamolio. Prasiveržia, gan nesunkiai. Koks perdavimas. Ir koks nepataikymas iš po krepšio. Na tikrai nesunkiai. Nors ataka buvo labai graži. O Davidas tuo tarpu baudžia Kingsus. Dar vienu savo taikliu flauterį iš po krepšio. Kalas Bubelė iš labai toli. 3 taškai iš 7 metrų. Na taip. Štai taip. Netikėtai iš toli smeigia dar vieną vinį į Wolvesų krepšį. Dabar jau per save metimas visiškai netikslus. Arnas perdamas Pranui. Pranas iš 8, ne, šitą nesiryžta. Mesti iš labai toli, perduoda į 45 numerį, kuris nepataiko iš toli, tačiau atkovoja kamuolį. Ir vėl nepataiko Davidas iš po krepšio. Dar kartą atkovoja. Ir pagaliau trečiuoju bandymu metimas yra tikslus. 60-120, lygiai 60 dabar taškų skirtumų priekyje Kingsai. Tai taip. Davis, dar vienas flauteris nuo vienos kojos. Na, puikiai šiandien Davidas žaidžia. Ir vienintelis arba su Vytauto dar pagalba tempia kažkiek Wolvesus į priekį. O tuo tarpu klaida, sužingsniuoja Wolves komanda. Didelis dabar keitimas vyksta Kings stovykloje. 3 ar 4 žaidėjai nauji ateina į aikštelę. Joje lieka tik tai Pranas. Ir visi lyderiai jau turbūt ilsėsis iki varžybų pabaigos. Ir bus pasiruošę išvesti pergalę. Atidirbo šiandien puikiai. Įkratė 120 taškų kolektyviai. 19 numeris iš toli, gan laisvas, netikslus. Pranas atkovoja kamuolį. Dar vieną progą turės Kingsai. Pats neatakuoja ir praranda kamuolį netikslų perdavimo. Bauda. Gynyboje dabar. Žygi, bėgi, Prasižengia Pranas. Gal ir
Ir norėjau sakyti pražanga, tačiau tai yra 5. komandinė pražanga, kuris siunčia. Jie juda prie baudų metimo linijos. 5 minutės su pusė dar lieka žaisti iki varžybų pabaigos. Pirmasis netikslus. Antrasis taip pat, tačiau kažkas teisėjas stabdo žaidimą. Skiria pražangą. Kings komandos žaidėjui. Nepastebėjau, kuris numeris prasižengia, tačiau tai yra dar 2 metimai į Kingsų krepšį. Ir šį kartą prie baudų metimo linijos Ziggy. Pirmasis labai taiklus. Antrasis taip pat. Taip pradės rotaciją. Anas vėl iš toli, 7 metrų. Labai drąsiai, reiškia, kad ne taip. Labai dabar netiksliai bando atiduoti perdavimą savo komandos draugui Deividas. Nesusikalbėjimas šiek tiek. $64, 120. Liekia Kingsai. Lieka žaisti lygiai 5 minutės. Puikus atsitraukimas iš toli. Šiek tiek stiprus metimas. Bulsai bėga į greitą ataką, bet tai pavyks ją padaryti. Puikiai. Puikiai dar kartą. Greitoje atakoje. Su kontaktu. Du taškai iš pakrepšio. Ui, koks puikus perdavimas. Na, čia tai bent per mažiausią tarpelį. Tokį tik buvo galima sugalvoti. Perdavimai atlieka, tačiau dėja nepavyksta pataikyti iš pakrepšio, o tuo tarpu Pranas dar bando iš toli. Netaikliai taip pat atkovoja kamuolį Kingsai. Dabar beveik pavyko perimti kamuolį Bulsams. Nesu kamuolį Kingsai. Pranas iš toli, nesiryžta. O čia laisvas metimas iš toli. Netiksliai atkovoja kamuolį Pranas, bando pataikyti nesėkmingai. Ir kamuolys palieka aikštelę. Su juo bus Vulfs. Vis tik grįžta dar Giedrius Pakalniškis. Į aikštelę, galvoju, jau visam sėdo šios dienos varžybose. Įdomus sprendimas. Vytautas su kamuoliu. Pasiveržimas. Perdavimas geriau. Tomas netiksliai iš šono. Atkovoja kamuolį Kingsui. Skuba į priekį. Du taškai ir pražanga. Puikus prasiveržimas per visą aikštelę. Už klubo dabar nepasiruošusius Vulfsus gynyboje, kurie nespėjo įsidėlioti pozicijose. Vienas baudos metimas. Taip, tik vienas. Pamiršo, Vulfs komanda tiesiog pamiršo, kad yra vienas baudos metimas. Ir nebandė net atkovoti kamuolio. Tačiau jei nekristų žingsniai buvo sušilti. Dėvį, nusivežimas kairės. Pražanga. Tai yra techninė pražanga. Įdomu už ką, nespėjau pažiūrėti. Taip. Turėsime 2 baudų metimus iš prasiveržimą. 5. komandos numeris skirtas techninė pražanga. Taigi, 2 baudų metimai, kuriuos atliks Deividas, o po to turėsim dar vieną baudos metimą už techninę pražangą. Ir kamuolys turėtų atitekti Kingsam. Keitimas dabar Kings stovykloje. Kažkas turbūt nesusitvardė. Ir paleido keiksmažodžius į trasą.
Nesutikiu su šitą vos kaip techninė pražanga, bet spėjau, kad dėl to. Lieka žaisti 3 minutės ir 50 sekundžių. 66-122 priekį Kings. Zigi, tai būtų metimo linijos. Tai pirmiausia liko metimo už techninę pražangą, o dabar du būdų metimai už skirtą pražangą metimo metu. Ir žiūrėsim, kas įprovos kamuolį. Kovoja Kings komanda. Perina dabar į varžovų pusę. Per visą aikštę. Gan lengvai, eilinį kartą. Iš po krepšio 19 numeris, 2 taškai. Vytautas skuba, sakyti tuo pačiu, ar pabėgs? Ne visai. Tas atkovos kamuolį. Kings. Ne. Taip, Vulfas sugėbė kamuolį ant žemės, tačiau mina galinę liniją. Ir Kingsai. Perdavimas greitas, perdavimas netikslius. Eidris suskumba gynyboje. Kučianas geras lapinas. Koks perdavimas per galą? Tomas nesiryžta metimui. Dvižingsnis. Perdavimas atgal prie 3 taškų zonos. Davidui netikslus metimas iš toli. Ir su kamuoliu pagaliau Kings. Giedrius. Perdavimas į centrą. Dar vienas perdavimas po krepšiu. Netiksliai. Išlieka Kings su kamuoliu. 3 minutės lieka žaisti ketvirtojo kėlinuko pabaigos ir varžybų pabaigos, galiu drąsiai sakyti, nes komandas skiria beveik 60 taškų. Prasiveržimas, dešinė ranka, netiksliai šį kartą iš po krepšio. Davidas skuba į puolimą, bandė atlikti ganaštų perdavimą po krepšiu kertančiam Zigiui. Kamuolys adresato nepasiekė ir su kamuoliu toliau savo ataką tęsia Vulfas. Vytautas iš 3 taškų zonos. Nedailiai, komoja kamuolį Giedrius. Tarp dviejų dabar praslysta. Kokie klaidingi judesiai. 2 taškai nebus krepšyje. Šiek tiek pritrūksta sėkmės Giedriui su kamuoliu Vulfas. Ar kartą bando prasiverti? Koks blokas dabar? Puikiai dirba gynyboje 26 numeris. Greita, pusiau greita ataka, 3 prieš 1, nepavyksta vis tik tai atlikti metimo. Stabdo ataką dabar Kings. Ir netikslus perdavimas po krepšiu. Vulfas su kamuoliu. Dar vienas keitimas Kings komandoje. Arnas vis grįžta į aikštelę. Dabar Giedrius jau nebejotinai sėda visam šios dienos varžybose. Lieka žaisti 2 minutės ir 10 sekundžių. 66-124 priekyje Kingslino Kings. Davidas, pasiveržimas. Puikiai, netiktai tačiau. Ir trūksta šiek tiek tikslumo po krepšio. O čia greitoje atakoje priekį 45 numeris Kings komandos žaidėjas. 2 taškai iš po krepšio. Vytautai, kuo sakys Vulfai. 13. Pasiverš. Taip. Staigias kojas turintis jaunuolis. Dabar blokuoja jo metimą. 45. Kings žaidėjas užribis. Su kamuoliu išliks Kings komanda. Iš labai toli dabar 19 numeris netiksliai, kas atkovos kamuolį, Isajevas. Vytautas dabar perėmė į varžovų pusę. Pasivežimas, kairė ranka, puikiai. Puikiai dabar Girdžius. Suskaldo Kings gynybą. Šiek tiek nebuvo pasiruošę Kingsai tokiam jos spurtui. Arnas su kamuoliu. Koja žaidimas dabar fiksuojamas. Naujas 14 sekundžių. Arnas pradės savo komandos ataką nuo šoninės linijos. Lygiai 1 minutė lieka žaisti iki varžybų pabaigos. Iš 3 taškų zonos Zliauskas netiksliai atkovoja kamuolį Glaus. 13 numeris jau skuba į priekį.
Bandys žaisti miestą išeina, ne. Step backas, 3 taškų zonos, gražus metimas, tačiau netaiklus. Raivas semia kamuolį po krepšiu, dar vienas bandymas ištikti arčiau, šį kartą tiksliai. 70, 126. Priekyje Kings. 33 sekundės dabar lieka iki varžybų pabaigos. Tapo prasižengia gynyboje Vulsai. Tai yra 5. Vytauto Girdžiaus pražanga, asmeninė pražanga, kuri siunčia jį ant suolelio visam laikui šios varžybose. Kaip ir minėjau, po šitų varžybų labai toli nepabėkit, turėsim dar vienas varžybas. Galbūt jos bus šiek tiek įdomesnės. Antrose susitinka šiandien Peterboro Tauras ir Peterboro Sundowns. Dešimt sekundžių. 5, na jau dabar Kings neatakuos ir tiesiog padeda kamuolį ant žemės, jį paima teisėjas ir aidi varžybų pabaiga, kuriuose, na tikrai, Kingsai buvo visiškai nesustabdomi. 70-128 laimėjo šiandien Kings. Ačiū visiems stebėjusiems, rungtynes padėjo stebėti jums ir komentuoti Tomas Valatka. Susimatysim jums sekančiuose. Iki. Pajunginas. Geri tą paliekam ir kitą iš karto, ne? Bet tai nežinau tik kaip pasidėtų. Šitą. Visą laik nereiks traudiškį pakraut. Ai, va, 3-4%, bet iš karto kitą paskelbė, ne? Iškart leidžiu jauti, ne? Jau priedavę pradėsiu laiką. Greit jau, taip atsiliekam.